kai rašai video apie kokius klyno reikalus, ten paleistuvystė, kurvininkavimas, bybys nestovi arba kažkas tai tokio. Tai peržiūrų tie video sulaukia 40-50 tūkstančių. O kai rašai kažką tai teisingos informacijos, kuri žmogui keistų gyvenimą, tai prasideda komentarai, tu ten toks, to noks. Žodžiu, negatyvas prasideda. Kodėl taip yra? Todėl, kad jūs turit savo, va, tam parazitizme daugelis gyvena, va, tie tokį ką iškrušt, blėt, kad ir katiną, blėt, pagavę. Ir kai kažką išgirsta, kas netitinka jų pasaulėžiūros, va, to tokio infantilo, iš karto prasideda negatyvas, to savo sukurto pasaulio gynimas. Tai va čia ir yra didžiausia problema, kad jūs negirdit. Jeigu jūs einat į samdomą darbą dirbti, reiškia, jūs negalite pasirūpinti patys savimi. Jeigu tu esi dievamylis, tu prašai kažkieno pagalbos, tu vėlgi esi infantilas. Tu negali pasirūpinti pats savimi. O kas nori savo tą pripažinti? Ne, geriau tada va tasai protas ir ego užsideda kaukę, maskę, aš pats protingiausias, aš viską žinau, aš universitetą baigiau, mano diplomai, blėt, raudonas, kurva, komunisto diplomas, ar dar kokio kaušo diplomas. Ir aš pats gudriausias, manęs nieks nepamokins. Ir tada tu negirdi, per šitą filtrą tu negirdi nieko, kas tau pasakytų netgi teisingą informaciją. Nebent tu tam žmogui jausi autoritetą, kad čia va, blėt, jis vertas pagarbos ir aš klausau, ką jisai sako ir jis pasirodo, tada va tau tik galima pramušti tokį, kol šito nėra. Jūs vaikščiosit, blėt, kaip tie gaidžiai uodegas užrietę patys krūčiausi savo kieme. Bet rezultatai bus va, tai tokie pat kaip ir atsiverti piniginę, žiūri, kad štukos nėra, atsidarai sąskaitai, ten štukos nėra, netgi štukos nėra, nors esi suaugęs žmogus, atrodytų. Bet va tą pačiopt, blėt, pirmoje vietoje, ant šito pinigų yra. Kokiu reik debilu būti, kad tu matai ant cigarečių pakelio, va ten išverstus plaučius, blėt, kad tau bus pizda, jeigu tu rūkysi. Ne, blėt, perka į kurvą naikina save. Bet ant kiek reikia būti, kai šitokius dalykus supranti, arba alkoholio pirkimas ir gėrimas, nuodimas save, svaiginti savo durnint smegenis visiškai. Taip kaušai, blėt, nieko, rezultatas nulinių lygių, tik fizinį darbą dirbti. Tai va visi šitie tokie, kurie ant gatvių jie tada konfliktuoja, viens kitam užkišinėja ten, arba žodžiu, pyksta viduj, ten šūdas verda, arba važiuoja, matai šeimą, ten vyras su moterim ir viduj, blėt, kai šunės vienoj mašinoj neišsitenka, blėt, ir draskosi. Tai va šitie jūs ir esate tie patys, kurie geriat, girtuokliai, rūkantis, esate infantilai, nežinot, kaip čia gyventi, kaip čia gerai jaustis, kaip čia uždirbti. Ir paskui jums, blėt, nueinat, kurva, jums pašėtau antidepresantų. Nu, arba rūkyk ten, kurva. Rūkyk, gerk, blėt, smaukykis, nuleidinėk tą savo energiją, nes tu jos nežinai, kur padėti. Kai tik tai užkyla, tu iš karto bėgi, nes nuo vaikystės taip išmokai. Nieko tu nekuri. Nors daugelis turi iliuziją, kai sako, pastatyk tą, blėt, šizoteriką, kaušą, kuris prisifantazavęs visko. Šalia to, kuris kuria kažką, tai vienas prie vieno, blėt, neatskirsi, nahui. Tik tai pas vieną rezultatai matosi, kad jis kuria, daro, jo fiziniam pasauliu kažkas keičiasi, vyksta, o pas kitą niekas nevyksta, sėdi Chruščiovkoje, tai vadinamai Rusijų statybos bute, ir, blėt, nuo sąskaitos iki sąskaitos gyvena. Tai va čia, šitie du skirtingi kūrėjai yra. Jie būdų kūrėjai, tik tai vienas kažkas savarankiškai masto, o kitam visatą atnešant. Padėk, va, blėt, ir nuo algos iki algos, arba nuo pašalpos iki pašalpos. Tai va. Iki.